Ūkininkas Arūnas Žalynas sako, kad jų ūkiui ypač svarbu tikslios technologijos ir konsultantų pagalba, nes kiekvienas derliaus kilogramas reikalingas, kad ūkis dirbtų rentabiliai. Žalynų ūkis tai 170 hektarų žemės ir 11 karvių. Jau prieš porą savaičių ūkininkas pradėjo šienapjūtę. Pasirūpinti pašarų nedideliai bandai reikia laiku. O karvių banda tikrai ypatinga. Jūsų bandoje matėme ir Lietuvos genofondinių veislių karvių. Čia iš pomėgių, iš pašaukimo, ar dar kiti sumetimai kokie lėmė? Čia vietiniai baltnugariai, šiaip tai lėmė atsitiktinumas, nes kai pradėjau ūkininkauti, nelabai dar tų daug karvių turėjom ir trūko telyčiukių, mūsų karvės boliukus vedė, tai pas kaimynę nusipirkom tą baltnugarę vieną. Nu ir iš tos baltnugarės, dabar jau per kokie nuo 2005 metų, tai per 9 metus turiu jau turbūt jau dabar 11 vienetų iš vienos. Tai gal norit visą bandą turėti tokią išskirtinę? Šiaip tai noriu tai padaryti. Jeigu pavyks, tai jau nedaug tai reikia, 2 metų ir viskas, nes dabar jau yra 6 karvės, telyčia viršinga, tai bent jau taip pat kas antra po telyčiuke, ir jau man kaip 15 vietų tvartuose lenda, tai viskas. Visa banda bus baltnugarės. Ūkyje visos karvės geros. Šeimininkai negali išskirti lietuviškos baltnugarės ar holštinizuotos juodmargės pieningesnės. Panašiai primelžiama iš visų. Yra ir po 30-40 litrų pieno kasdien duodančių. Mišriame ūkyje siejama 150 hektarų javų ir rapsų. Ūkio šeimininkas jau rudenį pasirūpino, kad žemkenčiai dabar gražiai atrodytų. Aš skubėjau pasėti, man sekėsi, galiu pasakyti gerai, nes aš iki lietų beveik 85% buvau užsėjęs savo numatytų plotų. Tai ten liko kas, tai jau mažai. Arūnas Žalynas dirvą visada arė, sėja kartu įterpdamas 200 kg hektarų kompleksinių trąšų. Čia veislės yra sėjau 2 veislės, Titaną ir Nelsoną. Man jos pasiteisino, aš jau 3 metus sėjau turbūt šitas veislės. Nelsoną 2 metus, Titaną 3 ir man tinka jos, prilipo, tas sako. Šis pavasaris buvo gana dėkingas rapsų augintojams, nes šiek tiek oro sąlygos apsaugojo nuo kenkėjų ir galbūt ligų. Ar jums irgi tai pasisekė, ar naudojot ką nors? Šiaip tai nuo žiedinuko vieną kartą nupurškiau, bet šįmet tikrai užteko 1 karto. Pernai tai su juo vargau. Teko 2 kartus ir tai dar jis man pridarė žalos daug jau aš, bet pasistengiau jį biskį primušti, kad jis nedarytų tiek žalos, nes praktiškai, nežinau, man kas metai per daug jis padaro žalos. O kokius derlius pavyksta gauti iš savo pasėlių? Kviečių, rapsų? Rapsų 4 tonos, kviečių 5,5 tonos. Tiksliai technologija svarbi didelėme ūkyje, bet turbūt nemažiau jis svarbi ir nedidelėme šeimos ūkyje. Kaip yra šiame ūkyje ir apskritai kaip vertinate šio ūkininko tą technologinį įdirbį, jo pastangas atitikti technologiją? Iš tiesų šis ūkininkas tikrai yra stropus, kruopščiai atlieka kiekvieną darbą, stengiamės surikiuoti darbų eigą, kad viskas vyktų nuosekliai. Nepraleidžiam nei vieno technologinio proceso. Vėlgi, aišku, šįmet labai koreguoja viską orai. Šiek tiek vėlavom su augimo reguliatoriais kviečiuose, bet jei kalbant apie rapsus, tai viskas buvo atlikta laiku. Tiek prieš žiedinuką sukovota laiku ir fungicidas panaudotas žydėjimo metu. O dabar, būtent šitam lauke, kaip ir didžioji dalis darbų yra atlikta. Žydėjimas praktiškai jau eina į pabaigą. Iš tiesų šiek tiek padaryta žala sausros, šiek tiek yra atmetimų ankštarų, bet visas vaizdas, bendra visuma gan nebloga ir iš tiesų dabar sekantys darbai tai būtų pralaukti, kol didžioji dalis žiedynų nukris, pražydės. Tada bus galima rapsus, esant palankiom oro sąlygom, papildomai apipurkšti būtent ankštaras karbamido ir fosforo bei kalio trąšomis. Tai pastambys grūdus ir
paprasčiausiai padidės derlingumas. Arūnas Žalynas nuo lygų apsidraudė rapsus nupurškęs fungicidais, todėl konsultanto manymu antro purškimo nereikės. Orai tikrai labai yra, kaip sakant, tinkami lygoms plisti. Dabar yra tvanku, drėgna ir lygos tikrai plis kaip ir kasmet. Kokių lygų grėsmė iškyla būtent per šiltus ir drėgnus orus? Sklerotinis puvinys ir be abejo ankštarų juodligė. Alternarija. Taigi, kadangi panaudojus fungicidus mes apsaugom augalus nuo šių ligų, taigi didelių nuostolių pavyks išvengti. Tai šiame ūkyje, kaip suprantu, dirbama technologijoje labiau naudojant profilaktiką negu gesinant gaisrą. Be abejo, nes reikia viskam užbėgti už akių. Lengviau sukovoti su visom grybinėm ligom, su kenkėjais, užbėgant už akių viskam. Profilaktika dažniausiai sutaupo ūkininko pinigus. Gesinant gaisrą reikia didesnių pesticidų normų ir žalos visiškai išvengti nepavyksta. Iš anksto naudojant apsaugos priemonės, augalai būna sveikesni. Nuvažiavome ir į kvietukų lauką. Kada sėti yra šitie vasariniai kviečiai ir kokie veislė sėjočiame? Šitie vasariniai kviečiai sėti balandžio 5 dieną, veislė yra Navra. Auginu, pernai tik pasidauginau sėklą, šįmet jau užsijaučiu, šitam laukiai yra 20 hektarų. O kodėl šitą veislę patiko jinai jums, kad vėl sėjote tą pačią? Man, kai atvežė sėklinę medžiagą, tai aš tokio didumo grūdo net žeminio nesu matęs. Tai ypatingai stambus grūdas. Aš pernai tą sėklinę medžiagą, kai auginau, buvau pirmus metus įsinuomavęs lauką, tai ten, gal jis buvo nelabai gerai patreštas, neužaugo man tą jie tokie, bet šįmet tikiuosi užaugyti tokius, kokius atvežė man sėklai. O derlius, aš pernai prisikūliu 4,5 tonos, bet, sakau, ten laukas buvo dalis, tai galima sakyti po miško, tik įdirbta tokis. Pasėję kviečius, ką jiems darėte, ko tręšėte, kokiu dar priemonių naudojate? Azofoską su tręšimu kartu buvo 200 kg į hektarą, po to patręšiau vieną kartą 150 kg amonio sulfatų ir dabar prieš lietų 150 kg amonio salietrą. Plus stabdytas augimas su cikloceliu 0,8 litro ir po to žolės naikintos tombo 150 gramų į hektarą. Tai dabar patenkintas to, ką matote lauke? Aš labai patenkintas šiai dienai. O kaip bus gamta, laikas parodys. Kaip jūs vertinate šitą pasėlį? Ūkininkas sakė, kad gana anksti sėjo. Tai yra privalumas? Iš tiesų, šie metai, šis pavasaris leido anksti pradėti sėją ir ta rizika pasiteisino. Vasariniai kviečiai pasėti balandžio 5 dieną, tai iš tiesų, ką mums davė tai, kad jie pasikrūmėjo, kas vyksta ne visuomet ir ne kiekvienais metais vasariniai kviečiai krūmėsi. Štai matome 3 stiebus, pagrindinis ir 2 šalutiniai. Tai yra tikrai, kai vasariniam kviečiam yra super dalykas. Kadangi ūkininkas panaudojo chlormekvat chlorido pagrindų sukurtus augimo reguliatorius, tai pagrindinis stiebas bus pristabdytas, šalutiniai turėtų šiek tiek pasivyti jį. Ir jeigu viskas tvarkoja, vegetacija išliks normali, užteks maisto medžiagų, jų neturėtų atmest ir turėtų derlius būti tikrai daug didesnis, negu kad, tarkim, jie būtų visai nesikrūmė. Taigi ankstyvose yra gero derliaus pamatas. Kustodija atlieka dirvožemio tyrimus išsamius ir mes galim nustatyti, kokių mikroelementų yra dirvožemyje ir pagal tai patarti, kaip susibalansuoti tręšimą, ko gali trūkti vegetacijos eigoje. Svarbu žinoti ne tik, ko trūksta dirvoje, tačiau ir ko gali būti per daug. Kai kurių medžiagų perteklius gali išguldyti pasėlį arba blokuoti kitų reikalingų mikroelementų įsisavinimą. Lietuvoje nustatyta, kad yra magnio perteklius. Augaluose taip pat. Taigi yra tokia tendencija, kad tręšti magniu yra galbūt daugiau mados reikalas, negu kad technologiškai dirbant jį naudoti magnio trąšas.
Iš tiesų šitoje vietoje reikėtų galbūt magnį keisti į kalį, į kalio sulfatą vietoje magnio sulfato, nes kalio niekada nebus dirvoje per daug. Be abejo, yra dirvožemių, kur kalio yra perteklius, bet daugumoje atvejų kalis yra būtinas ir jo netgi trūksta, nes ne visuomet sugebam palaikyti tinkamą balansą. Išklausęs Mindaugo, ūkininkas sakė, kad mielai visus sprendimus patikėtų konsultantui. Daug lengviau ūkininkauti būtų.